antra turėtum įkneš čia vien Čia pusės. sukri? Čia, į kairę, taip. Labai išmok, galėsi į armiją, tai tarnau, daug pinigų moka. Kairė, dešinė, tiesiai ir apsisukt. 4 kryptis. Ir grįžtam. Dar kartelį pravažiuosim, tau bus aiškiau. Tai va čia vienpusis iki pat Panerių gatvės. Matysi ten ženklas vienpusio pabaiga. Už 200 Čia dar 50? Jo, 50 čia. O tose mažose ten 30 zona būna uždėta. Kur dabar? Privažiavę pagrindinį kelią trikampiuką, matai? Suksime į kairę. Jo, gerai. Tai va čia gudrybė yra, į kairę reikės kurios juostos? Kairės? Kairės. Už to bembos, bet jau rodyk dabar. Ir už to bembo jisai biškį neteisingai pastatęs dėl linijos, bet ant jo dar sankaba, pirma pavara. Ir tada va taip va gražiai už jo. Va, nors jisai neteisingas, turi 3 metrus palikti, bet jis nepaliko, bet mes dėl to nepykstam. Sankaba laikyk, duot kelią. Ir mes vėl į kairę ir vėl žiedu į kairę. Tai likim gal kairė juostų, nes irgi vienpusis eismas. O tu? Nu tai palaukiam, ką? Nieko. Palauksim, kol atsivers vaizdas, nes be vaizdo mes nesivižudžiai. Aš tai nesivižudžius net. O. Tai žiūrėk, jisai suks ne iš tos juostos, tai palaukiam tada tėvų sukavo. Buvo, jam reikia ligonius vežti. Nes mes dėl jo laukiam, paskiau Volvo gali reikiuotis. Čia labai laksto, jie tiesus kelias, tai čia reikia žiūrėti, žinai, čia kad išlaukt ir tada, kada saugo dabar galėsi, jau pradėk. Ir kairesnė, vienpusis eismas. Nes noriu žiedu 4 išvažiavimas, tai mums reikia kairės juostos. O kodėl? Todėl, kad apatinis ženklas taip rodo. Pasirinkite antrąjį išvažiavimą. Biškai jo neklausomės dabar, nes jisai mums dabar. Va, apatinis ženklas, matai, ratu tik tai kairinį leidžia. Pirma, antra, tai ta dešininė. Pirma pavara. Tada žiūrėsim pešių perėją ir paskiau, kai už perėjos pripešim nosį, žiūrėsim tų labai lekiančių pagrindinių. 4 mūsų bus išvažiavimas, tik va taip nelikt, visi irgi paliko gražiai, o tą vyrą dar dairykis labai čia pešiųjų. Va. Ir po to vyro mes iki sankirtos privažiuojam ir tada dar biškį arčiau, dar arčiau. Ir va čia nėra, varom gaziukas. Kuris išvažiavimas? 4 gaziukas, gazas. O antra pavara. 4. Čia yra 1 stilius ratukas. Čia yra 2 išvažiavimas. Čia biškį toliau nuo to porto. Čia už geltono namuko yra 3 išvažiavimas reikto nors juostos. O ten va leidžia 4 abiem. Tai juostos. Ai. Ir išvažiavimo. Ir išjungiam. Ir pešiųjų nėra, ne? Ir dabar iki šviesoforo, šviesoforė į kairę. Gaziukas, sankaba, trečia pavara. Va. Šviesoforo reguliuojam į sankryžą ir suksim į kairę. Pešiųjų nėra? Ne. Aš tau dėmesį, kad tu kraipytum, tau klausiu, tu tada žiūrė. Va, tai mes iš šitos pusės labai mėgstame tą. Čia 2 pusės, kai ten pasuki ir už tos klastingos sankryžos, kur ten mums nedavė kelio biškyje, tai ten jau prasideda vienpusis, atkreipsi dėmesį. Ir ten visą laiką taip lėtai sėlinsim, kad jie duotų kelią. Jeigu neduoda, nu pristabdom tada, nes tu nestabdysi, tai tada jau egzaminuotojas stabdys. Mes turim ne tik tai pagal taisyklės važiuoti, bet dar ir kitų klaidas ištaisyti mokėti. Jo, bet kiekvienas po sekundę 20 mašinų ir prašau 15-20 sekundžių pauzė gaunasi. Va. Tai tokia visą laiką paskiau tu jausi tempą, tą greitį. O, puikiai.
Tai čia iš priekio rodyk kairį, žiūrėtume iš priekio, bet priekis nevažiuoja, matai? Va, nes visą laiką reikia žiūrėti. Mes į kairį. O čia va mūsų jo, pėsčiukų uždrausta, tai važiuojam. Jie mums duos kelią, jie trikampiuką turi. O čia va mūsų pirmumas, bet mes va taip greičiu. Tai va tai perėjai iš karto jau moteriškės su baltu. Va duoda tau bembai kelią, bet tu moteriškės stabdyk. Moteriškės stabdyk, pirmą pavarą ruožą. Va, ir matai vienpusis. Ir jau važiuojam už 100 metrų į kairę. Va, daug koncentracija tokių dalykų. Suksim į kairę, rodom kairį, tą patį va kelią mes kaip pravažiavom. Su antra čia jau pavyko tai šį kartą. Mes tai antra. Tai kad antra yra. Va, ir tada va vien stabdžiuką, va, kaip praeitą kartą pravažiavai, čia paspėtum pamačius sustot pirmą pasiruošt. Sukite kairę. Tai taip žinai, va. Tai vėl taip pat iki Panerių gatvės ir ten bus į kairę, kur važiavom. Taip kaip rodo navigacija. Už 200 metrų sukite kairėn. Tai va čia ta labai dažnai regitrai susimauna iš šitos juostos suka. O kadangi vienpusis, tai iš kairės reikia, bet ten tie pažeidėjai. Bet mes tada už pažeidėjus įstosim. Dar biškį antrą pavažiuotum. Va, labai nenubrėžkiam šono. Pirmą pavažiuok. O kodėl jisai čia? Nu, aš nežinau, tu pristabdėjai. Ta prasme, ką? Ką? Ne, aš ten pasvartu, kad jis ten stovi. Ką? Tai jis sustojo, paskui tą sidabrinį draugelis. Nu, va, taip, ar ne? Va, rodyk kairį. Ir vėl užstoja, mes laukiam, nes nesižudom. Jie gali pralėkti ir mumis nutrenkti, tai va mes atstumą greitį biškį išlauksim. Ir dabar važiuosim, pabandom. Vieną galima tau rinktis. Jie neturi teisės iš tos juostos sukti kairę, nes jiem tik tai tiesiai. Tai mes galim ir aną rinktis. Va, po tuo audžiu, biskį gazuojamės ir važiuojam į aną juostą. Į aną? Nu, tai taip. Tipo į antrą? Nu, tai galima. Tu sužinosi visas savo galimybės. Už 200 metrų žiede. Antra po pirmos, antra. Va, ir dabar važiuosim į regitrą žiedė, antras išvažiavimas. Va, visas galimybės sužinosime. Antrą išvažiavom? Jo, antras ten bus raudonvario plentas, tai valia iššausiu pirmą, nes labai lekia tuos, mes prisėlinsim. Ir čia už tų trikampiukų dar 3 metrus iki sankirtos, nes kitaip tu nematai dar. Ir dabar žiūrėk. Va, nėra, varo, gazas. Čia antras priekis. Tiesiai, jo. O, sankaba, antra pavara. Matai, kai galvoti reikia, jau ranka nedirba. Ir sankaba, trečia. Kompiuteris biškai užstringa vaizdo plokštę. Bet paskui užmoksim.